Šiame epizode pokalbis su Pauliumi Chockevičiumi iš Urban Bee. Paulius yra miesto bitininkas, patirties ėmėsi Didžiojoje Britanijoje ir savo veikloje kombinuoja komercinės praktikas su senovinėmis. Dirba ties biologinės įvairovės plėtra urbanizuotoje aplinkoje. Bitės, bičių baimė, ką bitėm veikti mieste, miško bitės, apie tai pakalbėjome. Kviečiu pasiklausyti. Labas, Pauliau. Labas, Rokai. Smagu tave šiandieną bus pakalbinti pamiškėse. Ir papasakok daugiau apie save, ką tu veiki gyvenime. Tai smagu tikrai ir man čia prisijungti pamiškės. Labai artima yra apskritai miškai ir pamiškės. Bet taip, jeigu šiai dienai imant, tai aš esu miesto bitininkas. Ir įkūriau urbanbee.lt, tai miesto bitininkystės paslaugų firma. Tai mes dabar net jau ne tik į miesto bitininkystę taip, bet bendrai save pateikiame kaip bioįvairovės tiekėjais. Tai nesvarbu, kokia ta biologinė įvairovė būtų, bandysim atliepti, kaip sakant, ir įgyvendinti. Tai šiai dienai tuo užsieminėjau pilnai, yra veikla, įmonė, gyveninam savo veiklą Lietuvoje, Latvijoje ir planas į Estiją eit, ir dar daug krūvos veiklų visokiausių užsiemu, taip. O kaip apskritai šitą sritis tave sudomino, bitininkystė? Kaip atsiradai šitam bičių pasaulyje? Tai tokia ilga kelionė iki to buvo iš tikrųjų. Mano senelis buvo bitininkas, krikšto tėtis perėmė jo bityną, aš pats nuo vaikystės realiai neturėjau kažkokio didelio ten sąlyčio su bitėm, kaip tik mane gazdindavo, kad tai atsargiau nuo bičių laikykis, ten sugels panašiai ir iš tikrųjų daug laiko nubijojau aš bičių. Didžiojoje Britanijoje, kol gyvenau, baigiau ten mokslus ir dirbau finansų srity ir mačiau tą miesto bitininkystės judėjimą tenai gyvendamas. Tada nusprendžiau grįžti į Lietuvą, grįžau į Lietuvą ir Lietuvoje toliau tęsiau finansuose savo karjerą, bet pradėjo man spausti tas ofiso gyvenimas ir visas tas, tiesiog pajutau, kad tai ne man. Ir pradėjau aš jau lygiai grečiai laikyti keletą aviliukų. Tai pradėjau nuo 5 aviliukų Paštuvos botaniniam draustiny. Ir tie aviliukai plėtėsi nuo 5, tada 7, tada 16, tada 20, 30. Ir žiūriu galiausiai, kad tai mane motyvuoja. Ir prisiminęs tas patirtis iš miesto bitininkystės Didžiojoje Britanijoje, nusprendžiau mesti finansų karjerą ir keliauti patirti miesto bitininkystę Didžiojoje Britanijoje. Tai nuvykau į vieną iš miesto bitynų, didžiausią miesto bitynų. Ir tenai dirbau jau su 500 bičių šeimų visą sezoną. Tada dar Lenkijoje su bičiuliais irgi tenai susibičiuliavau miesto bitininkais, visas tas patirtis. Ir dar Lietuvoje krūvas patirčių iš skirtingų bitininkų, tiek senolių, tiek jau komercinių bitininkų. Tai va turiu tas skirtingas tokias praktikas pas save, tiek tas romantinės, gal labiau tokias tvaresnės senolių praktikas ir tada turiu tas greitas, efektyves komercinės praktikas. Ir bandau adaptuoti į tą savo vieną tokį savo metodą, kurį naudoju. Tai ir šiai dienai pilnai, tada, kai jau grįžau iš Didžiosios Britanijos, įkūriau urbanbee.lt. Pradžiai vienas buvau, dirbau, visą tai dariau. Idėjiškai labai stipriai variau ir šiai dienai ta idėja stipriai jaučiasi, bet jau yra ir komanda, dirbame, turime klientus ir ta veikla toliau vystosi. Tai prieš kiek metų Didžiojoje Britanijoje pradėjai bitėmis stažuotis tenai? Tai tenai buvo prieš kokius 6 metus.
O ten ta miesto bičių priežiūros ar kaip auginimo bitininkystės kultūra, jinai jau tokia yra nuo amžių amžinųjų, ten yra ganėtinai įprasta, nes kaip galvoju, čia Lietuvoje, tai atrodo, kad miestuose dar ne visi gali suprasti, kad bitės mūsų draugės. Taip, tai iš tikrųjų Lietuvoje labai skeptiškai tai žiūri miesto bitininkystę iš esmės. Didžioji Britanijoje ten yra daug labiau priimtina, ten jau nuo seniai, aš nepasakysiu dabar kelintų metų ar kaip, bet tikrai jau ten. Ir šiaip bendrai kažkoks yra momentas, kad bičių tema labai aktualėja. Tai tiek, sakykime, komerciniam lygmenį, ten prekybos centruose visur, visokios ten paklodės podeliai su bitutėm ar ne. Bet ir žmonės kažkaip netaip jautriai tai reaguoja. Tai kokie buvo didžiausi iššūkiai pradedant bitininkystę Lietuvoje? Tai žmonių visokie labai griežtos nuomonės ir nusistatymai. O aš tavęs galiu paklausti iškart, ką galvoja apie miesto bitininkystę? Taip, jeigu... Tai man atrodo, kad ką čia tam bitėm veikti? Juk čia miestas, juk čia mašinos ūžia, triukšmas, gal įskris pro langą ir įgels man kepant blynus. Tokios pirmas gali būti baimės, jeigu taip, tiesiog bandant iš tos baimės perspektyvos pasakyti. Bet jeigu galvojant plačiau, tai atrodo, kad bitės atneša daug naudų čia ir tada šiek tiek priartina galbūt tą miestą prie gamtos. Taip. Tai labai teisingai. Ir va čia dauguma žmonių, ką ir galvoja, kad tai keli tokie pagrindiniai mitai yra. Tai vienas iš jų būtent, kad bitės sugels. Ir čia bus labai blogai. Kitas mitas yra, kad medus užterštas. Ir dar trečias, kad bitėm apskritai nėra čia ką veikti, nes čia nėra maisto. Tai visus tris mitus tiek mūsų praktika, tiek moksliniai tyrimai rodo kitaip. Ir galim pilnai juos, kaip sakant, pašalintos mitus žmonėm. Ta ir darom, edukuojam, važiuojam, pasakojam, skleidžiam tą žinią, darom tyrimus patys ir dalyvaujam kitose tyrimuose, europiniuose, kiek įmanoma, stengiamės savo klientus įtraukti į tyrimus, dabar tokį biologinės įvairovės indeksą darome irgi, kur galime apskaičiuoti bičių darbą, pamatyti, kokie rezultatai yra bičių darbo. Tai va, galiu plėstis į tos mitus, aišku, jeigu... Tai įdomiau turbūt... Jeigu įsiplėstum, pavyzdžiui, tą indeksą, kas tai yra, gal galėtum nušviesti? Tai iš esmės, mums reiktų apskaičiuoti ar ne vertę mūsų biologinės įvairovės, kas yra aplinkui. Ir kaip tam duoti skaičiuką. Šiai dienai labai daug kompanijų, firmų, organizacijų nori turėti apčiuopiamą skaičiuką ir įvertinti tiesiogiai, kas yra jų aplinkoje. Ir kaip tai padaroma, tai bitės nuskrenda, surenka mėginius, realiai jos kaip mažieji mokslininkai iš gamtos surenka mėginius, tai parneša žiedadulkes, parneša medų, parneša pikį, pačios savo kūneliai labai daug ką pasako. Ir tada mes surenkam iš avilio tos mėginius, siunčiame į Prancūzijoje laboratoriją ir tenai jau tada padaro tyrimus, įvertina visą situaciją ir galim pasakyti, kad šioje aplinkoje yra ten, pavyzdžiui, 0,5 biologinės įvairovės indeksas. Tada mes kartu su laboratorija paduodame sprendinius, ką reiktų padaryti, kad pagerinti tai. Ir tai gali būti įvairiausi sprendiniai, tiek nuo apželdinimo, tiek lokaliai, tiek plačiau, tiek nuo bendruomenės įtraukties ir sprendinių apskritai pačio pastato ar ten aplinkos. Tai įvairiausių gali būti. Ir tada vėl matuojame kitais metais.
tas pats biologinės įvairovės indeksas gali labai daug lemti tokiose industrinėse aplinkose, kur yra, sakykime, gal firma užsiminėja kažkokią tai veikla, kaip pavyzdžiui, gal vandens gavyba arba medžių kirtimai ar ne, kažkokia tai sakykime, gal perdirbimo cechai visokie, tai jie gali paimti ir savo aplinką ištirti ir pasakyti, ar jų aplinka yra tinkama apskritai gal darbuotojams dirbti ir gyventi tenai ar ne, ir būti. Ir ar apskritai tas produktas, ten jeigu vanduo ar vandens ta produkcija yra tvari ir ar jinai nesukelia kažkokių kitokių požymių, nežlugdo biologinės įvairovės, ten vandens nuseklinimas ir panašiai, žinai. Ar ten kitos, sakykime, pramonės kasyba ir gavyba kažkokia tai. Kažkada mačiau tokį žemėlapį, kur buvo pavaizduota Lietuvoje esančių bičių ūkiai ir atrodo, kad visa Lietuva pasidengia ir tada buvo kalbama apie genetiškai modifikuotų produktų auginimą ir kažkokiu būdu tie bitininkystės ūkiai kaip ir boikotavo šitą idėją, nes tiesiog tai būtų neigiamai atsilieptų bitėms, ar ne? Ir kaip pavyzdžiui, genetiškai modifikuoti produktai gali neigiamai atsiliepti bitėms? Tai iš tikrųjų čia jo labai, labai šaunų žemėlapis, kurį matei. Tai atsilieptų tai, kad bičių darbas nebeaktualėja, kam tada mums reikia tų bičių, ar ne? Tai eliminuojam tą dalį. Čia žmonėm apie produkcijos rezultatą tai net nereikia diskutuoti turbūt. Bet bendrai taip, tai net neverta, aš manau, Lietuvoje žiūrėti tokią opciją genetiškai modifikuotų produktų, nes iš tikrųjų pas mus tokia gera situacija yra su gamtos apdulkintojais. Tai galim žiūrėti apis melliferą ar ne, tai bitė medų nešia, bet tai vien tik tai, jeigu mes bendrai žiūrim apis visą giminę bičių, skirtingų rūšių bites, tai tas pačias kamanės, pavienės bites, drugelius, kitus apdulkintojus ar ne, gamtos, tai yra tokia gausybė, kad aš net nežinau, dėl ko reiktų daryti kažkokius sprendinius, tik skatinti tą biologinę įvairovę, kuo daugiau reikia. Ten, sakykime, pavyzdys, mes Paštuvoj būtent turėjom tokį svarainių ir aviečių plotelį. Ir visais metais ten miškuose auga, mažai tos saulės ir visais metais ten, tie svarainiai ir tas derlius būna labai minimalus ir mažas. Ir atvežėm tais metais bites. Aš turiu nuotraukas, galėčiau parodyti, tai svarainis tokio dydžio kaip obuolys, į mano delno dydžio svarainis. Tai kur tai matyta? Tai genetiškai modifikuoti turbūt net nesiekia tokio dydžio. Tai bičių darbas iš tikrųjų daro nuostabius dalykus. Tai tiesiog skatinti daugiau. Ir kiek įmanoma, aš sakyčiau, kaip tik reiktų žiūrėti, kaip palengvinti bičių apdulkintojų darbą, gamtos apdulkintojų bendrai, ne tik bičių, bet, sakykime, ar ne, mes turime dabar, mūsų žmonijos poreikiai auga ir mes turim gausybę monokultūrų laukų. Kas po tų monokultūrų laukų darosi po to? Tai pirmiausiai vienas dalykas, jos nupurškia tas monokultūras pesticidais ir pesticidai bites veikia tikrai stipriai, kartais net fatališkai gali suveikti. Jeigu ir nesuveikia mirtinai, tai tada bitė parneša tas medžiagas į avilį ir tik laiko klausimas, kada tai suveiks. Bet kas lieka po to nužydėjimo, sakykime, ten rapsų laukų, ar ne, rapsai nužydė, kas tada lieka? Žalia dykuma. Jo, dirvonuojantis plonai tiesiog, ar ne? Nes yra realiai visi nuo purškimų, nuo visko pašalinami, visos laukinės gėlytės, visos kitos kultūros, kas galėtų užaugti.
Ir tada mes sakom, kad oi, kaip gerai kaime ar ne, bet vat mieste tai bitės neturi iš ko gyventi. Tiek mūsų praktika, tiek apskritai miesto medaus tyrimai rodo, globalūs tyrimai rodo, kad miestuose bitėm yra gerai. Čia turim nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens įvairaus nektaro. Tai bičių imunitetas yra labai stiprus, todėl kad jos gauna įvairų spektrą, kaip čia, gerų medžiagų, sakykime, ar ne, tai stiprinti imunitetą. Aš čia tokį pavyzdį dažnai sakau, kažkur edukacijose ar panašiai, įsivaizduokim per mūsų žmogiškąją prizmę, jeigu visą vasarą valgytume tik bulves. Ir tada ateina žiema, bitininkas įpila šiek tiek sirupo ar ne, ir tada mes valgom, kopūstus, pavyzdžiui, visą žiemą. Ir vėl mes ateina pavasarį, žydi monokultūros ir valgom tik bulves. Tai va, ir dar tas bulves, kurios yra pridėtos kažkokių tai pesticidų ir panašiai, ar ne, tai medžiagų. Tai, o mieste bitė sodai, skverai, parkai, čia kad ir, sakykime, Kaune, Žaliakalnyje, ten pilna, kiekvienas turi daržų, kažką augina, sodus, ten darželį, ten gėlytės ir panašiai, tai balkoninių gėlių pilna. Tai bitėm tikrai labai gerai. Ja, geras. Na, kiek tai bitė nedaug reikia, ar ne? Tiesiog žydėjimo, kad jinai susiranda ir tada toliau darbuojasi. O tu studijavai tokį sausesnį ganėtinai dalyką, ne, finansus, ir paskui perėjai į bitininkystę. Bet jeigu žiūrint dar seniau, tarkim, kaip tu buvai vaikas, ta laukinė gamta jinai traukdavo, kur tu leidai vaikystę, kurioje Lietuvos vietoje? Tai Lietuvoje aš leidau laiką iki maždaug, gyvenau iki 12 metų, tada išvažiavau į Didžiąją Britaniją, tai iki tol Kaune gyvenom, kaunietis esu ir dažnai važiuodavom į sodybą, būtent toj Paštuvoj tenai, Kremalos kaimas ten toks yra, jeigu taip tiksliau. Ir tuo pačiu dažnai Žemaitiją važiuodavau pas močiutę ten, tai va ten aviliai buvo senelio. Tai lakstydavom prie tų avilių ir ten vis, aš gal ne, bet kiti pusbroliai tai vis bandydavo kažkur ten pagaliuką kokį į avilį, tai pakrapštyti ir panašiai. Laikėsi atokiau pats? Jo, aš atokiau laikiausi kažkaip. Dar pridėti norėčiau, kad tai vat po to jau Didžioji Britanijoje skautavimas labai stiprią dalį lėmė gamtos. Kiek kartų tave bitės yra sugėlę? Skaičiuoji? Tai šiai dienai tai jau nebeskaičiuoju, būna kartais daugiau, kartais mažiau. Bet jau kūnas pripranta per laiką ir po to, kaip juokauju, tai kad uodo įkandimas yra skaudesnis negu bitės šiai dienai. Taip. O ką daryti, kai įgelia bitė? Tai pirmiausiai reiktų pašalinti geluonį pirmu atveju, tai jį ne kaip kad įprastai traukti tiesiog už pačio geluonio, bet nubraukti reiktų. Nes bitė įgeldama palieka savo visą nuodų kapšelį su visais kitais organais. Tai jeigu mes tiesiog spausim už to kapšelio, tai susileisim savo dozę. Jeigu to siekiam, tai gerai. Bet reiktų nubraukti su kažkuo tai kortelė, su nagu ar tai su peiliu tą geluonį. O tada tai jau ten stebėti savo savijautą. Tai pirmiausiai, jeigu žmogus turi kažkokį alerginį poveikį, tai gali prasidėti dusinimas, berimas, sakykime, jeigu įgėlė į ranką, bet žmogui pradeda tinti kitos kūno dalis, kaklas, tai jau yra anafilaktinio šoko požymiai, tada reiktų jau kreiptis į medikus iškart, skambinti greitai pagalbai, reiktų turėti epipeną tokiu atveju. Dažniausiai žmonės, kurie turi anafilaktinio šoko riziką, tai jie turi su savimi epipeną. O visais kitais atvejais, jeigu nėra anafilaktinio šoko, tai jeigu tai tiesiog vietinė
alerginę reakciją, tai žmogus gali pavartoti ten antialerginių vaistų, kaip ten klaritinas, dar kažkas, bet bendrai tai praeis tiesiog taip. Jo, panašu, kad yra tas skirtingas jautrumas, ar ne, tiesiog organizmo. Nes man irgi bitė įgėlė į sprandą ir nieko tokio. O atsimenu, kažkam irgi iš pusbrolio ar pusės ir vaikystėje buvo į pirštą kojos įgėlė ir jisai baisiausiai ištino, kad netilpo į batą. Jo. Taip, mūsų organizmai turi tą atsparumą ir iki tam tikros ribos, net ir, sakykime, man ar kitam bitininkui, kuris susiduria su nuodais kiekvieną dieną, jeigu pereis per tą savo limitą, gali stipriau suveikti. Jo. Šiaip įdomus dalykas, kad vaikystėje aš beveik neatsimenu, kad mane būtų sugėlę, net ir, sakykime, kai skautavau visą savo tą vaikystę ir panašiai, tai, net ne vaikystę gyvenimą, net nelabai atsimenu sugėlimų. Realiai prasidėjo tik tai nuo kada bites pradėjau pats laikyti. Tai gal čia irgi toks dalykas, dėl ko žmonės gal kartais be reikalo pergyvena. Tai yra labai retas atvejis, kad kažką tai įgeltų, o dar retesnis atvejis, kad alerginė anafilaktinio šoko reakcija įvyktų. Procentaliai ten berods 0,1% tik tai žmonių populiacijai turi tą, kad labai mažai. Jo, o kalbant apie tai, ką tos bitės sukuria, tokį jau apčiuopiamą darinį, kaip tai yra medus ar ne, bičių danelė, jeigu pavardintum, ką bitės tokio sukuria savo darbą. Tai labai teisingai iš tikrųjų paminėjai, tai medus pagrindinis tas energinės maistas ar ne, baltyminis maistas, kuris yra tai duonelė, jinai ateina iš žiedadulkių, tai galima pirminį produktą žiedadulkės valgyti. Yra pikis, statybinė medžiaga, bičių statybinė medžiaga, jinai padeda pikis padeda su antibakteriniam savybėm, visokiausiam antimikrobiniam. Tada mes turime bičių pienelį, kuris yra dieviškas produktas iš tikrųjų, tai ten, tikrai labai labai gerai padeda, čia mokslinių tyrimų yra krūvos. Bendrai, apskritai visi produktai, bičių produktai naudojami farmacijos industrijoje, kosmetikos industrijoje šiai dienai, tik ten aišku, jie perdirbami visaip ir labai minimalūs kiekiai naudojami. Bičių vaškas, žvakės, labai geras dalykas vietoj naudoti ten parafino žvakės. Tai tikrai daug tų produktų yra. Po to galima ten tuos visus produktus irgi maišyti skirtingai. Kiti valgo pačias bičių lervutės perus. Čia gal labiau reikia būti gurmanu. Aš šitam dar nepasirašau reikalui. Neragavai dar? Taip esu ragavęs truputį, bet nevalgau. Tiesiog iš korio išima ir... Tai su koriu, jo. Su koriu ima ir valgo. Pakepa kaip kiaušinienė kiti. Jo, visokių gali prisigalvoti sprendimų. O grįžtant prie bičių ir to modernaus pasaulio. Tai bitės jos su savo darbu ar net tuo, ką surenka iš laukų, puikiai gali padėti indikuoti tą ekosistemų būklę ir kaip technologijos gali padėti žmonėm kartu su bitėmis geriau suprasti aplinką. Kažkokie yra priemonės, ar čia jau grinai, kad reikia ištirti pačią tą bičių surinktą materiją, kaip tai veikia? Tai technologijos įvairiais rakursais, tai viena iš tų technologijų ar ne, kas ir yra apskritai tas bioįvairovės indeksas, tai ten laboratorijos įrenginiai visi, tiek pati bitės kūnelį gali ištirti, bet dabar jeigu taip apie technologijas galima plačiau pakalbėti, tai yra ten gal toksai dabar einantis dalykas tarp bitininkų, tai avilio svarstyklės monitoringo sistema.
dedasi po aviliais ir galima stebėti avilius, svorį, drėgmę, temperatūrą, garsą netgi ir netgi bičių skrendamumą, kiek išskrido, kiek parskrido. Tai galima stebėti poveikį, pavyzdžiui, tų pačių monokultūrų pesticidais purškiamų laukų. Jeigu matom, kad išskrido daug, parskrido mažiau, tai reiškia, kad bitės negrįžta ir negrįžta dėl purškiamų laukų šalia. Tai va, tada yra dirbtinis intelektas, kas šiai dienai iš tikrųjų yra plačiai visose konferencijose apie tai kalba. Netgi čia buvau tvarumo konferencijoje irgi ir tenai visa konferencija vien tik apie dirbtinį intelektą iš esmės beveik. Tai vieni skandinavų mokslininkai padarė tokį tyrimą su dirbtiniu intelektu, sudėjo kameras į lauką ir stebėjo, prieš tai filmavo lauką, kol nebuvo avilių atvežta. Ir dirbtinis intelektas fiksavo, kiek atskrenda gamtos apdulkintojų, vietinių, ten esamų, laukinių. Ir tada atvežė avilius, pastatė. Ir stebėjo, kiek yra skirtingas lankymasis, skirtingų gamtos apdulkintojų, ar yra konkurencija tarp bitės medunešės, tai Apis mellifera, ir kitų bičių porūšių, ar yra konkurencija. Ir dirbtinis intelektas parodė, kad nėra jokios significant, tipo kaip čia, žymios ir ryškios tos konkurencijos. O prieš tai ten yra Lenkijoje, buvo krūvos mokslininkų, netgi tokią peticiją parašė, kad čia reiktų uždrausti apskritai bitininkystę kaip tokį amatą, nes mažina, labai stipriai didina konkurenciją tam laukiniam bitėm. Šitas įdomus aspektas. Man irgi vienojim pranešime teko girdėti šitą idėją, kad reikia sudarinėti sąlygas laukiniam bitėm, bet tik ne tom kultūriniam. Ir tai iš dalies atrodo kaip kažkas moderni tokia idėja, bet tokia kartu ir labai radikali. Ir aišku, pasitaiko žmonių, kurie neigiamai vertina patį produktą bičių, jų, tarkim, medų, ar ne, kad tai yra kažkas tai jau tokio. Bet turbūt tos skirtingos pozicijos visą laiką egzistuos. Ir čia tokia natūrali žmonių pasaulio dalis. Taip, tai tos visada, aš manau, net ir mokslas apskritai, kokią duosit mokslui teoriją, aš manau, pagrįs ją, ras būdų pagrįs. Tai ar tai būtų prieš ar už, visada gali rast, kaip pagrįs. Bet jeigu žiūrint tą specifinę situaciją su konkurencija, tai iš praktikos taip reiktų pasižiūrėti, pavyzdžiui, iš gamtos apskritai. Tai bitė medunešė, jinai gyvena pagrindę ant didelių maisto šaltinių ir labiau gyvena ant angliavandenių, tai medaus, nektaro. O, sakykime, laukinės bitės ar pavienės bitės, jos gyvena labiau ant baltyminio maisto ir jos gyvena ant mažesnių šitų maisto šaltinių. Ir kitas dalykas, vienos ir kitos skrenda skirtingais intervalais temperatūros, dienos, saulės pozicijos ir panašiai. Ir mes dažnai galime matyti, šalia mes auginame įvairiausius medingus augalus tuo pačiu patys, nes, kaip sakiau, darome daugiau net negu tik bičių įkurdinimą. Tai pavyzdžiui, matome šalia avilių yra medingi augalai, tam tikri kažkokie, ir bitės medunešės aktyviai skraidžia, bet nei vienos bitės medunešės ant augalo nėra, o kamanė atskridus kokia ir panašiai. Tai jos skirtingais intervalais ir skirtingus augalus lanko dėl skirtingų tikslų ir poreikių.
Tu tekia girdėti apie dirbtinės bites, robo bites. Jo, Kažkur čia taip, buvo taip, čia buvo nuskambėjęs irgi, labai ar ne? nuskambėję. Naujas Tai čia startupas. viena iš tų technologijų, Aha. kai jau Kinijoje čia, man atrodo, kai jau tenai žmonės eina patys rankutėm apdulkina augalus. Tai va, tai gal mes čia Europoje ir Lietuvoje ypač gyvenam tom problemom, kurios vyksta kažkur labai toli nuo mūsų. Ir mes galvojam, kad pas mus ta pati problema ir darykime tą patį. Tai mums ne tą patį daryti reikia, bet mums biškai kitus reikia dalykus daryti. Mums reikia daryti, kad kaip tik būtų bendra aplinka teigiama visiems. Ir tom bitėm medunešėm ir paprastom laukiniam bitėm. Tai taip, ten vakarų pasaulyje, Amerikoje, ten bitės neišgyvena, ten yra mirtingumo procentas didžiulis ir ten kažką reikia keisti. Tikrai ten konkurencija didžiulė, ten visai kita situacija. Ten tų miškų netgi ir nėra turbūt irgi labai tokių kaip ir. Tai čia mūsų atveju dar bioįvairovės prasme yra viskas pakankamai gerai, ne? Lietuvoje taip. Aišku, mes turime čia tos masinius ūkininkystės laukus, miškininkystę, kas irgi gal pačio sfera tokia, kaip ir labiausiai su miškais tu esi pažįstamas, tai gal čia būtų irgi diskusija, tai intensyvi ta miškininkystė, kuri dabar vyksta. Medžiai nepasiekęs to savo brandos amžiaus arba tik pasiekė ir yra kertami dėl produkcijos medienos. Ir tada bitės netenka tų natūralių savo buveinių, nesusiformuoja tos drėvės miškuose, kuriuose galėtų gyventi bitės. Tai va, čia kitos problemos pas mus yra, bet... Drėvinės bitės, kur čia Dzūkijoje yra dar, mačiau kaip tik ir įvažiuojant kažkada, kad buvo iškabinti tokie dideli kaip inkilai ir tada tas vežė sakė, čia yra drėvinės bitės, bando tą populiaciją kažkaip jų pagražinti tarsi mišką. Kaip čia yra? Realiai aviliai atrodo toksai bičių namelis, kur dar jos gali gyventi, jį neviliai. Tai va, tai ir yra drėvinės bitininkystės muziejus, būtent tenai Varėnoj. Ir, ar net ne Varėnoj, atsiprašau, ten... jo, paguglinsit, rasit. Bet iš tikrųjų tai tenai yra bandoma atkurti kiek įmanoma tos drėvinės bitininkystės. Ir bitės laikomos natūraliai drevėse, taip. Ir kas tai yra? Tai yra jų natūrali buveinė, iš kur jos ir gyvena natūraliai gamtoj. Bitininkas dėl patogumo atėjo, nukirto medį, nuleido drėvę žemyn, tada dirbo su drėve ant žemės, tada dėl patogumo sudėjo remelius, ir tada dėl patogumo padarė dėžę, kurioje remeliai gražiai būtų susidėję ir galima būtų lengviau ir greičiau dirbti. Tai kaip mes turime, aišku, tokią situaciją, kaip pas mus tų miškų vis mažėja ir apskritai miškai nebe tokie brandus bitėm tinkami, tai tada tie aviliai mūsų labai puikiai ateina į visą paveikslą ir labai šaunu, kad yra etiškų bitininkų, kurie daugina bites ir nori prisidėti prie viso to. O tenai, jeigu taip žiūrint į pačią drėvę, tai labai, labai fainai pagirtinas ir šaunus dalykas. Aš pats norėčiau nuvažiuoti tenai, dar nebuvau atvirai, ten daro kursų visokiausių drėvinės bitininkystės, tai sakiau, mano sekantis tikslas vasarai išmokti drėvinės bitininkystės amato. Jisai kažkuo kitoks, ar ne? Bet drėvinė bitininkystė irgi turi savo remelius su koriais, ar ten kažkaip? Ne, ten būtent ten lipa į medžius, tai yra technika, kaip reikia lipti medį, lipa į medžius ir tada dirba jau su drėve, norėjau sakyti su aviliu, bet su aviliu medyje, tai jo, dirba su bitėmis drėvėjai, kabėdami. Tas matytas pavyzdys, tai atrodo, kad tokia moderni drėvė, kur
padaryta tiesiog iš lentų ir pakelta aukščiau ir kažkaip atskatina būtent tas bites. Tai įdomu, ar tenais irgi yra koriai, ar ne. Tai va tose modernėse drevėse, kur yra jau padaryta tokios kaip dėdžias irgi atkurta kaip drevė, tai ten jau būna įdėta plankutės viršuje, kad bitės pradėtų siūti nuo tos plankutės natūraliai korį. Biški tvarkos duoda tos, kad būtų po to lengviau tvarkytis. Būna, žinau, kiti ir nededa, tiesiog palieka tokią tuščią ertmę. Bet, iš esmės mūsų avilys, daugia aukštis avilys, su kuo bitininkaujam, kad ir mes ar ne, savo miesto bitininkystė, tai yra tos pačios drevės, tokia kaip ir ateities kūrinys. Tai bitėm vis tiek kuria tą drevės elementą. Tai yra, teko matyti tą avilį, tai jis yra pailgas, aukštas, eina ne horizontaliai bitės dirba, o vertikaliai į viršų. Tai va, tai ir... O tai pati bitės rūšis, jinai yra ta pati, kur drevėje gyvena ir kur avily, ar gali būti kita? Tai čia jau tada, vat, kaip yra ta apis mellifera, ir tada išeina daug skirtingų porūšių, jau pačios bitės medunešės. Tai yra rasės ir veislės. Tai jinai gali, jos pačios gyvena drevėse, nesvarbu, kuri rasė ar veislė, bet tiesiog žmonės apgyvendina jas į avilius. Tai mes dirbame su Buckfast bičių veislė. Tai yra dviejų rasių bitės sumaišytos, itališka ir afrikietiška bitė, dar šiek tiek įmaišyta. Ir vat, yra tokia puiki, tikrai produktyvi bičių veislė, kuri yra ir draugiška labai, ir tinka miesto aplinkai, ir su lygom visai yra atspari. Yra ten tam tikrų niuansų, bet, pavyzdžiui, mes turime Lietuvos tamsiąją miškų bitę, tai dar, jinai bendrai yra europietiška juodoji bitė, bet yra atrasta Lietuvoje irgi, kas buvo traktuojama, kad yra išnykus. Ir Gamtos tyrimų centras, Laima Blažytė Čereškienė, daktarė, padarė tyrimą ir atrado, kad egzistuoja Lietuvoje. Jau norėjo nurašyti visiškai jas, sakyti, kad išnykus ir daugiau nebefinansuoti to dalyko. Tai va, atrado ir šiai dienai bitininkai, kas laiko Lietuvos tamsėje bitę miškų, tai gauna ir finansavimą tam tikrą. Ir, tik tai ta bitė yra, turi savo charakterį. Jinai, miestams, sakyčiau, nelabai tiktų, nors aš norėčiau labai, bet dėja netinka. Jinai yra kiek tokia ir zlesnė, gal ne ir zlesnė, bet, sakykime, labiau gina savo aplinką. Tai jai geriau būti tai savo natūralioje aplinkoje, ar ne? Ir jinai drevėse labai puikiai prisitaikiusi yra, už tai šiai dienai ir yra apskritai išlikusi, jinai išliko, nors ta kraujomaša labai didelė yra, sakykime, daug atvežtinių bičių, kitų rasių ar ne, bet jinai labai stipri ir guvi yra, jinai atsilaikė labai daug ir ligų ir visko. Natūraliai gyvena gamtoje, jos nieks negydo ir būtent tas jos charakteris ir leido jai atsilaikyti. Geras. O, Pauliau, kokia tavo mėgstamiausia medžių rūšis? Geras klausimas. Tai galėčiau taip kaip tikras lietuvis pasakyti ąžuolai ar ne, bet čia tokias jau galėčiau, jo, bet čia yra toks jau, sakykime, dvasinės prizmės medis, gal taip sakyčiau, toks medis su tokia giluma. Visada kažkaip pasižiūrėjus į ąžuolą, toks net didybės jausmas apima, net kalbant toks kažkaip, bet labai man patinka liepos iš tikrųjų. Tai čia jau kažko susiję, turbūt su bitėm ar ne, ir medunešiu. Tai yra labai gausiai nektaro duoda ir skanaus nektaro ir tuo pačiu liepžiedžiai yra nuostabus dalykas, ką mes galim vartoti. Bet jeigu apie medžius kalbant, tai čia yra wow, kiek medžių Lietuvoje, ką mes turime ir kiekvienas jisai savo turi grožį, savo
savo naudas. Tie patys beržai atrodo, tokie, jų daug ar ne, toks atrodo gan dažnas ir įprastas medis, bet ir kiek iš jo galima aspektų iš tikrųjų ištraukti, arba ten ta pati, sakykime, kokia nors pušis ar eglė, ar ne, irgi labai toks Lietuvoje dažnas medis, toks netgi atrodo, gal pasakyčiau, nuvalkiotas žodis, ar ne? Tipiškas. Tipiškas jo toks medis. Bet realiai, jeigu ne jos, tai pas mus žiemos būtų labai niūrios. Didžialiai duoda savo efektą, tikrai. Taip. O tai iš eglės ir pušies žydėjimo bitės irgi gali šio to gauti, jos aplanko? Tai yra tas lipčius. Ir tą lipčių gali jos gauti, bet čia reikia tam tikrų oro sąlygų, turi būti labai karšta, labai tas drėgna, toks atogražų oras, kada jos pradeda išskleisti tą, turi būti dideli karščiai, kad išskleistų tą savo lipčių vadinamą. Tu galimybė langas, kurią bitės stengiasi irgi turbūt pasinaudoti ir tada daugiau įvairovės įnešti į savo avilį, ar ne, nes kaip skirtingų jos tokių prirenka produktų, tai jos šiaip tos produktus, tos darinius renka, kad pačios gyventų kaip šeima, čia jų yra irgi genetikai užfiksuota, ne? Jis nesistengia dėl mūsų žmonių, realiai, kad mes gautume dėl save. Ne, tikrai ne dėl mūsų stengiasi, kad jo, čia jum pačių, kad teisingai sakai jos. Ką randa, tą randa, iš tikrųjų gamtoj nėra, kad taip specialiai selekcionuojas, va dabar mums reikia ten pušų, skrisim ieškoti pušų ar ne, ar ten liepų ir dabar, kas žydi tuo metu, yra žvalgės, kurios atranda, sako, čia yra ir praneša ir tada visos jau puola skrenda tenai jau rinkt. Jo, ir iš tikrųjų tas bet kaip ir kiekvienas savo nektaras ar tai lipčius medus, kiekvienas produktas turi savo paskirtį ir sakykime, gal bitės ant lipčiaus nelabai gerai gali žiemoti, tik tai nebent mūsų tamsioji miško bitė gali žiemoti, taip, bet bendrai sezono metu tai yra labai geras energijos elementų šaltinis bitėms sustiprinti imunitetą ir mums žmonėm. Lipčius yra tikrai labai geras medaus šaltinis ir mes vartodami galim gauti labai daug mikroelementų ir energinio to šaltinio, labai skanus, aš labai mėgstu. Tai sakykime, nežinau, kiek pačiam teko susidurti su juo. Šiaip iš tikrųjų, būtent su lipčium minimaliai. Aš netgi galvoju, iš kur jo gauti lipčius. Kaip jį atskiriat? Yra korys ar ne, ir tenais kiekvienoje akutėje būna arba vienas, arba kitas tas jau produktas bičių, ar ne? Jo, tai sakykime, bitės užneša medų taip tarpsniais, tai kas žydi, tai jeigu tuo metu žydi ten vienas augalas, tada į korį suneša vieną, po to kitą, tai sukant medų galima matyti koryje ir retas bitininkas, kuris selekcionuoja medų, rūšiuoja, tai retas bitininkas dažniausiai viską į vieną katilą deda. Mes savo praktikoje mes žiūrime skyrių palei skyrių, korį palei korį, atrūšiuojame ir tada sukame. O kur gauti reiktų jo, arba mes miestuose gaunam to lipčiaus, nes mūsų miestai tikrai yra kaip apsupti miškų. Jeigu užlipam ant stogų, Vilniui, Kaune, mes galim matyti, kiek daug medžių ir supamus. Tos pačios liepos gali duoti ir nektarinį liepų medų ir lipčių liepų. Bet taip, tai sakykime, reiktų kreiptis, pavyzdžiui, jeigu nebūtinai pas mus mieste, tai galima kreiptis į bitininkus, kas laiko bites grinai jau dideliuose miškuose. Ne tai, kad kažkur prie miško ar miškas nedidelis kažkoks tai, nes kas yra, kad
va tas žodis pamiškė, va čia ir bitininkystėje labai dažnas dalykas, kad bitininkai atveža bites į pamiškės, pastato prie pamiškių, nu ir tada traktuoja, kad tai miško medus yra. Nesvarbu, kad bitė, jinai skris į tą dirbamą lauką, greičiausiai jau net ne į mišką, nes dirbamam laukia daugiau, ko yra jom pasirinkta. Tai va, už tai reiktų žiūrėti, kas jau laiko glūdumoji miške. Ir tada toj glūdumoji miške iš tikrųjų bitė per mišką neskris jau tenai kažkur už 5 km į dirbamą lauką, nes jai reikės visą mišką praskristi, labai daug energijos sunaudos. Ir tada atneš to nuostabaus lipčiaus, iš tikrųjų teko ragauti, galėsiu su tavim pasidalinti. Tai netgi skonis, jisai tokį džiovintų slyvų turi. Ja. Geras. Tai papasakok tada dar apie Urban Bee. Prasidėjo nuo avilių statymo ant tiesiog dangoraižių faktiškai, ar ne, stogų. Ir kur toliau tai veda? Kaip tu matai, į ką tai galėtų evoliucionuoti? Čia geras klausimas. Tai šiai dienai tai jau mes matome, kad tai evoliucionuoja į bendrai biologinės įvairovės tokį kaip tiekėjo prizmę. Tai nebe tik miesto bitininkystė, bet einam jau ir apie žalius stogus kalbam. Ir netgi dalyvausim jau ir konferencijoje vienoje, kur pristatysim grinai jau žalių idėjų, žalių stogų mintį. Tai čia yra didelė misija, ką aš pats matau ir jaučiu, kad kaip fainai būtų, kad mūsų miestuose stogai būtų nebe juodi bituminiai, bet iš tikrųjų ten turėtų gyvybės, būtų apželdinti, tai būtų ir pastatui nauda, pastatas taptų efektyvesnis savo šilumą ir visom sistemom, insuliacija papildoma, tada saulės jėgainės, jeigu yra, jos tampa efektyviau, geriau, vandens sugerinamumas yra geresnis, stogo danga, erozija mažesnė, ir apskritai bioįvairovė visa. Tai čia yra. Tai va, o šiaip, kur evoliucionuot bendrai Urban Bee, tai aš matau, kad tai auga ne tik nacionaliniu lygmeniu, bet jau mes išeiname ir į Baltijos šalis. Tai aš norėčiau pasiekti ir Skandinavijos šalis ir tuo pačiu norėčiau, kad tai taptų toks junginys tarp organizacijų įvairiausių ir sujungti ir bendruomenės, kad tai būtų įtraukti kuo daugiau ir jaunosios kartos žmonių, kad skleist mintį tą apie bites pozityvę ir jų naudą parodyti. Tai vat toks edukacinis dalykas labai svarbus. O šiai dienai verslai, įmonės, organizacijos, jos pačios jūs suranda, jos jau jaučia tą poreikį kažkokį prisidėti prie tvarumo, ar jums reikia dar įdėti daug darbo, kad jas pasiektumėt? Kaip yra? Tai taip pat kaip su žmonių tuo skepticizmu Lietuvoje, tai ir tais mitais, tai dar ir įmonės koleikas, jos taip iš lėto eina, sakykime, tuo atžvilgiu vis daugėja ir vis gausėja, kam aktualiau, ir netgi matome, kad pačias įmonės, kurios jau kreipiasi, būna taip, tikrai, bet turime dar tikrai Lietuvoje ką veikti, sakykime, su tuo klausimu, kad edukuot, dėl ko visą tai reikia daryti. Tai mes matome, kad įmonės, dar įmonėm kyla klausimų, sakykime, dėl ko reikia tai daryti. Kaip pavyzdžiui, jau Skandinavijoje, ar ten, sakykime, kažkur vakaruose, miesto bitininkystė yra labai aiškus ir dalykas ir nekyla klausimų, dėl ko tai reikia daryti. Tai vat, manau, kad čia tik laiko klausimas. Ta tvarumo mintis ateina, verslai yra, verslams
privaloma tampa daryti tvarius sprendimus ir eiti gilin su savo praktikom, žiūrėti, dėl ko jie tai daro. Ir viso to piešinėje atsiranda ir biologinė įvairovė, ne tik, sakykime, ataskaitose ten turėti eilutę, kad ten mažina CO2, bet atsiranda ir eilutės, kur reikia parodyti savo efektą ir biologiniai įvairovė, ir kitiems dalykams, socialiniams dalykams poveikį. Tai va, tai matau, kad už 10 metų, manau, dauguma įmonių bus tvaresni, sąmoningesni ir žalesni savo veiksmuose ir mintyse. Graži perspektyva. O paprastas žmogus, tarkim, tiesiog aš jaučiu, kad noriu prisidėti ir padaryti geresnės sąlygas bitėm, geresnės sąlygas biologiniai įvairoviai. Ką galiu padaryti? Tarkim, net gyvenu mieste ar nebūte, ar kažkuo galiu prisidėti? Taip, tikrai gali. Ir gali visi, tai aš žmonės, visuomenė kviečiu būti tais tokiais bičių partizanais. Ir nusipirkti, pavyzdžiui, medingų augalų, sėklyčių ir pabarstyti padalintas medingų augalų sėklytės, svarbu neinvazinių augalų, bet pasėti tų medingų augalų daugiau savo teritorijose, aplinkose ir daugiamečių augalų, kurie metai iš metų užaugtų ir vietoj tų gražiai nušienautų aikštelių, žalių pievelių turėti gėlyčių pievelės. Tai net ir mažiau žolę tada reikia pjauti, kai yra medingi augalai tam tikri susodinti. Atrodo, kad čia apskritai pareidinėja toksai pačios paradigmos pokytis, ar ne, kur iš tokių senųjų siekiamybių turėti tobulą veją mes einame link naujų siekiamybių turėti turtingą bioįvairovę aplinką. Man labai patiko irgi tavo tas pasakymas, kad jūs jau bičių dėka ir per tyrimus galite viską suvesti į skaičių. Tai palinkėsiu, kad tas skaičius būtų kuo arčiau vieneto, kuo mažesnė dalis po kablelio. Dėkui. Tai. Ačiū, Pauliau. Buvo įdomu išgirsti ir toliau stebėsim, kaip sekasi jums Urban Bee.